Viskas. Negalite kiekvieno išvadinti rasistu vien dėl to, kad jis į jūs keistai pažiūrėjo ir tikėtis, kad viskas praeis. Šis vaizdo įrašas yra beprotiškas ir jums tikrai reikia jį pažiūrėti. Matote, kaip dauguma žmonių čia yra baltaodžiai, aš bandau grįžti į savo gimtinę, o jūs visi apsunkinote man kelią grįžti į savo šalį. Agresyvus vyras tarptautinėme skrydyje, kuris ruošiasi pakilti, nuolat ginčijasi su visais lėktuve. Nemėgstu dramų, ne. Kol pareigūnai skuba prie lėktuvo, kapitonas susiduria su įtariamuoju, kad jį išvarytų, tačiau šis nepasiduoda. Ir man nereikia išlipti, matai kaip yra, matai kaip tai veikia, matai kaip tai veikia, aš žinau kaip tai veikia. Taip. Tai štai kaip tai veikia, štai kaip tai veikia. Tu man parodai tiek daug neapykantos vienam žmogui. Aš visuotiniu karminiu būdu tave sugriausiu. Bus tik geriau, vaikinai, bus tik geriau. Žinoma. Tai parodyk man ženklelį, jei nori, kad išeičiau. Ne, tu turi parodyti man vardą. Tu meluoji, aš matau jį ten gale. Ar turi kokį nors krepšį, kurį norėtum pasiimti? Ar ką nors prieš išeidamas? Aš puolu tada, kai du žmonės prieš vieną. Aš su tavimi tuo pasirūpinsiu. Su kuo? Ei, tu! Tu, kaip žmogus. Nes aš sėdžiu ir esu žemiau už tave. Taip, aš sėdžiu ore. Nes aš sėdžiu žemiau už tave. Tai aš būsiu kietas vyrukas, broli. Tiesiog išeik iš lėktuvo. Aš judu. Ei, žinai ką? Ponė. Ne, jūs visi susimokėte. Matai, kaip dauguma žmonių čia yra baltaodžiai. Taip, tai jūs maždaug sakėte, išveskite jį iš lėktuvo. O dieve, akivaizdu, kad taip ir turėjo nutikti. Aš nebūčiau buvusi ta, kuri paminėtų šio vyro odos spalvą, bet jis pats paminėjo visų kitų odos spalvą, nes viskas visada prie to sugrįžta. Vaikinai, vienas patarimas. Tiesiog nebūkite nepakeliamai žmonėmis. Tiesiog nebūkite. Tai neverta. Bet kokiu atveju sveiki atvykę į šio vaizdo įrašo atsaką. Bus dar geriau. Aš bandau grįžti į savo gimtąją šalį, o jūs visi apsunkinote man kelią į ją. Kitas keleivis, kuriam taip pat nusibodo šis vyras kartu su skrydžio palydovu, dabar priėjo prie jo, bandydami išvesti jį iš lėktuvo. Eikite į priekį, Danai. Štai ir viskas. Prašome, ponė, prašome. Palaukite. Ne, aš jūs laikau. Palauk minutę. Tai didelis vyras. Ei, gerai, pirmyn. Štai ir Čakas ateina. Pirmyn, eik. Ei, jis prie 311. Pirmas mane paėmė, gerai? 3, 1. Ei! Tu padarei. Tai padarei. Gerai, vyrai. Padėkite rankas atgal. Nelieskite nieko. Nuleiskit rankas. Nelieskit nieko. Aš taip pat. Aš juokauju. Apsisuk truputį, einam. Apsisuk, Vilke. Ačiū, vaikinai. Apsisuk, eik. Einam. Neturiu Biblijos. Tai aš, mano dieve. Kai keli keleiviai susivienyje, kad išvestų vyrą iš lėktuvo, pareigūnai atvyksta būtent tada, kai jie jį išveda į teleskopinį trapą. Koks smagus tas vaikas. Štai dėl ko aš čia ateisiu. Ačiū, kad atėjote. Eikime. Gerai. Policija čia. Taigi tiesiog ateik patreniruotės. Gerai, bičiuli. Kol yra advokatas už jo, taip sako įstatymas, teisiniai veiksmai. Gerai, atsistok. Grįžk pas mane, žinai? Eime, duokite kelią, nekaltam rudaodžiui, civiliui. Aš tai prisiminsiu. Sveiki, sveikas kurtai. Mes negalime išlipti, ar nori išlipti? Ne. Nesvarbu. Kas tiksliai atsitiko? Mes čia stovėjome ir lipome į vidų, pradėjome šaukti įvažiuojamąją dalį. Negalime išlipti. Aš žinau slaptažodžius. Žmonės buvo tokie, prisiekit Dievui ten jūs, kur svortas, jis šaukė kažkokiai moteriai ir taip toliau. Mes nežinome, kas yra šis žmogus. Eik, pasitrauk iš kelio, judėk, palauk, užsidėk batą, taip, vilkas, išskies kojas, noriu savo valstybės paskirto gynėjo dabar pat. Dabar kalbu su savo valstybės paskirtų gynėjų, ką? Aš turiu šitą repo gabalą, niekada nesupratau, kas tai yra. Taip. Tai visada yra problema, jie su manim elgiasi kitaip, jie į mane žiūri.
Tu stovi, tada jis nori juos įleisti į tavo odą. Jis tai surenka. Tu visada esi tu, pažiūrėk į mane. Tai ir tu mirusi. Tada jis atsisuko į korinį, bet jie man sako, kad tai mano tėvas. Tai kaip tu jį pažįsti? Jis mano sūnus, gerai. Ar žinai, kas su juo vyko? Ar žinai, kodėl jis buvo toks piktas? Neturiu jokio supratimo. Ar buvai su ją lėktuve ar ne? Buvau kartu. Gerai. Tai ar gali pasakyti, kas nutiko? Ėjome vidun, kažkas buvo gale, kažką jie apie tai kalbėjo. Apie ką kalbėjo? Kaip man pasakyti, gal kažkas apie rasizmą ar panašiai? Nukreipti jį, kažkas panašaus. Jis turbūt apie tai išgirdo ir tada tiesiog įsivėlė į ginčą. Gerai. Ir tada jis nubėgo vidun ir vėl susiginčijo su kažkuo. Dėl to paties klausimo. Ar buvote su juo, kai tai įvyko? Visą laiką. Gerai. Priešinėsi, žmogau, bus tik blogiau. Aš net nesiruošiu priešintis. Tai mano tėvų idėja. Tu tai žinai, tiesa? Aš jam sakiau, kad mielai sutikčiau. Ir štai ką dabar daro jūsų oro uostas. Aš jūs paduosiu į aukščiausiąjį teismą. Ačiū. Visi būsimi policininkai. Atsisukite į sieną. Atsisukite į sieną. Atsisukite į sieną. Išskėskite kojas, vyrai. Išskėskite kojas. Daraisi vis labiau australiškas, broli. Taigi aš nemaniau, kad tas vyras buvo su juo. Tas vyras, kuris kaip teigiama yra jo tėvas. Ir jis nuėjo nuo savo tėčio ir tiesiai nuėjo į tėtį. Tai buvo keisčiausias dalykas. Dabar po jo pradėjo eiti ir kiti keleiviai. Jam negerai, kažkas su juo ne taip. Taip, jam tiesiog skauda. Nežinau. Gerai, eikime gražiai, gerai? Maniau čia žodžio laisvė. Žodžio laisvė. Šalis priekyje. Gerai, ar tai jau yra nutikę anksčiau? Niekada. Gerai. Taigi jis čia kalbėjosi su Refusu. Taip, jis sugrįžo iki dalo. Jis tarsi rėkė ir šaukė. Ir tada aš savo galvoju. Jis jau sėdėjo savo vietoje. Kai tik grįžau, ką žmonės jau pradėjo dirbti visą laiką, jis sėdosi į vietą ir rėkė bei keikėsi. Jis toje vietoje stovėjo maždaug. Žmonės su tokia oda kaip mano, vietoje prasidėjo juokinga situacija. Noriu labai aiškiai pasakyti vieną dalyką, nes man atrodo, kad šis vyras patiria tam tikrą nervinį suirimą. Gerai. Kas man skaudu, tai faktas, kad jis patiria nervinį suirimą ir tai, kaip jis galvoja, turiu omenyje, ką jos smegenys daro. Jos nuveda jį prie minties, kad visas pasaulis yra rasistiškas jo atžvilgiu. Visas pasaulis yra rasistiškas. Jūs visi esate rasistai. Žiūrėk, man atrodo, kad šis vyras yra kažkiek psichiškai nestabilus. Manau, kad tai nėra sudėtingiau nei tiek. Ir iš tikrųjų man labai džiugu matyti, kad baltaodžiai žmonės tiesiog nebepriima to. Jie tiesiog nebepriima to daugiau. Jie negali tiesiog apkaltinti kažką rasizmu, elgtis kaip šiknius ir likti nenubausti. Jūs būsite nubausti. Bet štai, ką šis pasaulis padarė. Tai privertė šiuos žmones nuolat grįžti prie aukos mąstyseną. Iki tokio lygio, kad jie elgiasi taip. Taigi, jūs turite Kalifornijos vairuotojo pažymėjimą, bet jūsų adresas yra šiame dokumente. Jis yra Floridoje. Bet jūs turite Kalifornijos vairuotojo pažymėjimą, teisingai. Ir aš taip pat esu naturalizuotas JAV pilietis. Taigi tą dalį turite. Na, tą dalį turite. Na, jūs sakėte, kad gyvenate Kalifornijoje. Ar jei turite... Ne. Adresas nurodo Floridą. Jūs teisus. Vyras gavo. Tuo momentu. Taip supratai? Taip, jis didelis vyras. Taigi jis išėjo žemiau. Jie tempė jį tarp praėjimą. Jie gavo smūgį į ją akį. Jį dabar areštuoja už smurtą, nes jis čia kažką užpuolė. Jie nuima jo daiktus iš lėktuvo ir jie padės juos čia bagažo skyriuje, gerai, čia oro uoste. Taigi, kai jis išeis iš kalėjimo, galės atsiimti savo daiktus bagažo skyriuje, jei jis bus atidarytas. Nes, kiek suprantu, tai yra tarptautinis skrydis. Ar teisingai? Ar turite vairuotojo pažymėjimą? Ačiū, kad tai paaiškinote. Gerai žinoti šiek tiek daugiau apie šią istoriją. Taip. Bet jis pirmas nesmūgiavo tam žmogui. Žmogus policijai. Na, jie paprašė jo išeiti. Jie daugybę kartų pricėjo išeiti iš lėktuvo. Jie tai darė visą laiką, nes jis šaukė ir rėkė. Ir jis nenorėjo išeiti. Ir jie paklausė kapitono. Ponaitis įlaipinimo tiltelėje taip pat kreipėsi į jį ir paprašė išeiti. Jis vis tiek nenorėjo išeiti, todėl jie turėjo jį išvesti. Ir tada viskas tapo įtempta. Taip. Aš atlikau geriausią inžinieriaus darbą. Jis nesikeikė. Mane vienas iš jų užkliudė. Jie rasistų oro svečių lėktuve. Iš esmės vaikinas, kurį suėmė, jie jį tikrino.
iš esmės. Jis pradėjo garsiai kalbėti ir atsisėdo. Jis vis dar šaukė. Jie jo paklausė. 3 ar 4 kartus. Jie jo paklausė. Noriu pirmiausia patikrinti jo bėdas. Taip, įsitikinkite, kad kojinėse nieko nėra. Nusiaukite batus. Nusiaukite batus. Taip, nusiausiu, jei paleisite. Nusiauk batus. Supratau, ir taip ir yra. Vėl apsiauk batą. Ar tu vis dar skrendi? Turėsiu pažiūrėti, kas nutiks. Jis keliauja į kalėjimą, mes galėtume bandyti jį išlaisvinti už užstatą. Jis galėtų paskambinti žmogui, kuris sutvarko užstatą. Žinai, kaip tai veikia? Žinai, kaip tai veikia? Kaip veikia žmogus, kuris sutvarko užstatą? Jis eis į kalėjimą. Jei nori išeiti, turi sumokėti užstatą. Kažkas turi sumokėti pinigus, kad būtų užtikrinta, jog jis ateityje ateis į teismą. Jis gali pats sumokėti užstatą, arba tu gali tai padaryti už jį. Taigi, aš įtrauksiu jūsų pareiškimus į ataskaitą, bet mums vis tiek reikės, kad jūs kažką užpildytumėte. Aš jums atsiųsiu tai elektroniniu paštu. Šiuo metu, kad galėčiau parengti ataskaitą ir pateikti kaltinimus, galiu remtis tuo, ką pasakėte mano kūno kameros įraše. Tačiau vėliausiai, kad pateiktume įrodymus, mums reikės, kad jūs tai užpildytumėte. Taigi, aš atsiųsiu tai jums visiems elektroniniu paštu. Gerai, praneškite ir kitam savo darbuotojui. Ir tada... Šios istorijos esmė yra ta, kad jį širdį draskanti. Žiūrėkite, tas vaizdo įrašas turi milijonus peržiūrų. Ir žinote, man, nežinau, jaučiuosi dėl to šiek tiek nejaukiai. Visų pirma, man tiesiog atrodo liūdna, kad žmonės, patirdami psichologinius lūžius, ima manyti, jog visi su jais elgiasi rasistiškai. Tai liūdna. Bet iš tikrųjų man gana džiugu matyti, kad žmonės aklai nepriima visų tų kalbų apie rasizmą. Jaučiu, kad prieš keletą metų, jei būtumėte pamatę tokį vaizdo įrašą, kaip kažkas sako, taip, jūs į mane žiūrite, žmonės tiesiog susigūžtų, nes labai bijotų būti palaikyti rasistais. Ir laikui bėgant žmonės keičiasi ir ima galvoti, žinai ką, ne, aš nesu rasistas. Aš žinau, kad tu elgiesi netinkamai ir taip jau yra. Bet kokiu atveju, ačiū už tavo dėmesį šiam klausimui, Mata.